Mhm. Tai sveiki tiem, kas jungiasi tiesiogiai, kas netiesiogiai su įrašu. Treniruotė bendrai visam kūnui, nereikės jokių papildomų svarelių ar gumų, nebent kažko norisi. Ką tik siūlau turėti, pasiimti, tai kažkokį kamuolį, arba jeigu neturit kamuolio, tinka į tokią nors dėžutę, pagalvę, mat kas truputėlį didesnio yra, platesnio ir šiek tiek storesnio, ir kai visą laiką pradėsim nuo meditacijos, tai šį kartą galite rinktis bet kokią tinkamą padėtį. Aš kaip įprastai rinksiu stovimą, mes jos metu užsimerksime, nebent kažkam netinka, nepatinka užsimerkti, tai gali būti taip lengvai pramerktom akim, žiūrėti tiesiog visiškai žemyn, arba žiūrėti tiesiai ne į ekraną, kažkur į sieną, pro langą, į kokį nors vieną tašką susikoncentruoti. Kam pavyksta, tai užmerkiame akis, kvėpuojame, kad ir kokioj padėtybė esat. Tai pirmiausia, užfiksuokit tuo vidiniu žvilgsniu savo kūno padėtį erdvėje, tą padėtį, kurią išsirinkote. Labai aiškiai pajauskite paviršių po savimi, ją būtų jūs pėdomis, po kojomis sėdmenim, už nugaros, gal kas gulit ant pilvo, tai kūno priekyje ar ant šono, kažkur į šoną. Tiesiog jauskite tas vietas, kur kūnas kontaktuoja su atrama, su paviršiais, objektais. Ir leiskite taip savo truputėlį į juos įkristi, atsipalaiduoti, atiduoti kūno svorį. Jauskite ir tą gravitaciją, kuri tarsi traukia kūną arčiau žemės. O galbūt kitiems bus lengviau jausti slėgį iš viršaus, kuris stumia kūną prie žemės, netraukia, bet stumia iš viršaus žemyn. Ir pabandom kvėpuoti ne tik į nosį, ne tik į plaučius, krūtinę, bet į visą save. Ir į pilvą, ir į dubenį, ir į rankas, kojas, kaklį su galva. Tarsi kvėpčiau su visu kūnu, gal net per visą odą. Ir taip pat iškvėpiu iš viso kūno, iš visos odos. Įkvepiam ir iškvepiam. Pajauskime savo raumenis, kurie labiau laikantis įsitempia, kurie atsileidę. Kreipkite dėmesį į savo stuburą nuo pat uodegikaulio iki pat pakaušio. Taip, atkreipkite dėmesį, ypatingai tie, kurie stovite, kur yra kūno svorio centras. Jeigu stovite ant pėdų, tai ar jūs esat labiau į priekį pasisvėrę ant pirštų, ar labiau atgal ant kulnų, o gal beveik per viduriuką, ar ant vienos, tos kojos. Galbūt kažkoks lengvas judesys ateina, siūbavimas, ar šiaip neramumas, esant toj padėty, gal vis norisi kažką priliesti, pasikasyti. Tai viskas to tvarkoje. Ir išlaikom tarsi dalį dėmesio savo kūne, savo kvėpavimą, truputį atsimerkiam ir atliksim pratimą, kurį jau esu rodžiusi, neatsimenu ar praeitoj nemokamai judesio sesijoje, ar kažkurioje per jungiasi dalyviai mokamai. Tai stojamės plačiau negu mūsų pečiai, šiek tiek įtupiam, įsėdam taip, kad savo uodegą ir dubenį šiek tiek pakištume po savim, bandytume uodegikaulį nukreipti žemyn, tai pajausit, kad jūsų pilvo raumenys lengvai įsitempia, galbūt kažkiek sėdmenis, šlaunis, ir atliksim judesį tarsi nuo bambos į viršų. Tas judesys atrodys taip, kad kai mes rankas dedam šitaip, siekiam su mažyliais atgal,
mes sau duodam tokį atsilošimą. Bet ne iš čia, ne iš apačios, čia susirenkam, o iš viršaus. Atsilošiam atgal ir tada rankos išlieka tam vat pasisukime, sueinam į kuprelę, rankas sukam į vidų. Paliekam, siekiam su mažyliais. Atgal ir į priekį žemyn. Vėl atgal ir į priekį žemyn. Kaip pastebit, mano kaklas su galva kartu juda, bet nėra to tokio vat atmetimo. Vis tiek smakras yra arti kaklo. Ir aš stengiuosi išjudinti visiškai savo krūtininę stuburo dalį. Šiek tiek čia iškvėpkit, palaikykit tokį lengvą savęs suspaudimą, susukimą. Ir atgal irgi jauskit, kaip susiglaudžia mentės, kaip įsitempia visi stuburo tiesiamieji raumenys. Tikėtina, kad pajausit ir kaklą iš priekio, kitiem gal net iš pakaušio. Ir tas tempas idealiausia, kad būtų pagal jūsų kvėpavimą. Tai čia patarčiau įkvėpti ir šičia iškvėpti. Bet tikrai gali daryti priešingai ir čia atlikti iškvėpimą, kad įsitemptų pilvas, o nusileidus pabandyti įkvėpti. Kas norit, galite atlikinėti šiek tiek greičiau. Tai tada jau tikėtina, kad per vieną pirmyn atgal judesį įkvėpsit, per antrą iškvėpsit. Visą laiką priklauso nuo to, koks apskritai žmogui yra įprastas kvėpavimas. Tai liksim pritūpime, tik šį kartą jau šiek tiek Aš turiu trumpą klausimą. O kur praeitas pratimas, tai ten dubuo visada turi vienoje vietoje būti ir tik viršus judėti? Jo, tai mes dubenį paliekam ir judinam tik tais viršutinę Supratau. kūno dalį. Gerai. Kojos, dubuo, pilvas, niekas nejuda. Jo. Tai tūpsim, bet kad pritūptume, mums reikia atsiminti kojų padėtį. Klubai, keliai čiurnos, vienas po kitu, kaip dvi lygiagrečios linijos. Tai ne per plačiai, ne per siaurai, tikrai galima ir vienaip ir kitaip šį kartą darom toj vat neutralioj, natūralioj pozicijoj. Tai mūsų pritūpimas išliks toks kaip trečdalis jo, ne pusė, ne iki galo, bet švelnus, tam, kad galėtume išlaikyti stuburą tiesų, tai tarsi su viršugalviu siekiat į viršų, o su uodega lyg tai siekiat žemyn iš savęs. Tai tikrai pajausit, kad šlaunis dirba. Tuo metu, ką veikia rankos. Tai mes su rankom suksim jas delnais per priekį, nykščiais atgal į išorę ir tada tom pačiom tiesom alkūnėm kelsime į viršų, prie ausų arba net, kam leidžia, tarsi šiek tiek už ausų. Vėl žemyn atgal ir per priekį į viršų. Tai čia delnas į delną, kai leidžiam, eina delnai į išorę, nusisuka viens nuo kito. Ne į priekį, kad petis neužsiverstų, bet atgal, kad pečiai keliautų atgal. Ką tuo metu daro? Tai kai mes kylam į viršų su rankom, mes savo pėdas atkeliam. Pirštus esam ant kulnų ir stengiamės nenugriūti. Judesys pakankamai lėtas, su daug dėmesingumo. Einam žemyn pėda pilna, atgal stiebiamės. Pilno pėda į viršų ir išsilaikom. Jeigu jaučiat, kad verčia, tai truputėlį greitesnis judesys. Jeigu galit išsilaikyti, tai judesys gali būti lėtesnis ir jį užlaikot. Vėlgi greitis labiausiai priklausys nuo pėdų, nuo kūno stabilumo, pusiausvyros. Ir čia teks priderinti kvėpavimą taip, kad nepervargtumėt. Kas dar irgi svarbu, kad kai keliat rankas, nepradėtumėt su galva tai stumdytis į priekį, tarsi lesti. Tai kai visada stumiam smakrą link kaklo
išlaikom tą vat išsitempimą ir judam viršų į apačią, viršų į apačią. Norim, kad mūsų kojų pirštai, tai pasistebėm, kad jie neįsikabintų, kad išliktų platus ir kad mes pakeltume kulnus, kiek mums leidžia aukščiau. Tai viršų ir į apačią. Jeigu pavargsta, jūs galite sustoti, pailsėti, papurtyti kojas, papurtyti biškį rankas, atlikti, tarkim, 7 ar 10 mostų ir vėl pritupėt ir kartojat. Kulnai pakyla, pirštai pakyla, kulnai pakyla, pirštai pakyla. Tai nemažai tokio dėmesio koordinacijai, judesių ir aišku nuovargis šlaunelėm. Ir čia sustojam laikom, bet pėdos pilnos, mes tiesiog pritupėm, laikom savo kelius, laikom rankas ir atkreipkite dėmesį tai, ką veikia keliai, kad jie neiškrenta iš šonus ir tikrai nesusiglaudžia. Tarp kelių turėtų tilpti maždaug 2 kumščiai, priklausomai nuo jūsų ūgio, klubų pločio. Pastengiamės išlaikyti. Ir rankas jau laikot kuo tiesesnėm alkūnėm, kuo labiau stumėt atgal. Puojam, 3, 2, 1. Numetam rankas. Duodam pailsėti savo, atsikvėpti, jeigu reikia, tikrai galite atsigerti vandens. Leisime žemyn. Ir nusileidę žemyn mums reikės kilimėlio, nes keliausim į keturpėsčio padėtį. Jeigu kas turite jautresnius kelius, tai tikrai galit tokį dalyką pasidaryti su kilimėliu, jį susilenkti. Kai jums bus minkščiau, jeigu dar per kieta, tai tada jau siūlau ar kokį pleduką susilankstyti, rankšluostį, o gal net pagalvę. Taigi, kas bus svarbu, tai mūsų rankų kojų padėtis. Po pečiais eina priešai su alkūnėm, tai vadinasi ne prie kelių, ne priešais save, taip pat ne per plačiai ir nesuglaudžia. Išlaikom pečių plotį, o keliai yra klubų plotyje. Tai čia vėlgi kiekvienam savaip, bet dažniausiai būna visai panašus tas stačiakampis po savim. Žinoma, kai kurie turėsit gal platesnius pečius ar moteris platesnius klubus, tai netaikykite mano standartą, žiūrėkit savo standartą. Esmė, kad šlaunis stačiai žemė, rankos stačiai žemė. Tai šitoj padėtyje, ką mes darysim, tai pasikelsim koją, ją išsitiesim, pasikelsim į viršų ir tikslas yra išlaikyti ją kiek įmanoma lygiai greičiai visam kūnui. Ir tuomet mes ją lenkiam, bet nenuleidžiam žemyn ir vėl ištiesiam. Lenkiam ir ištiesiam. Prieš einant į šitą pratimą, kas yra svarbu, tai jums galvoti apie pilvo raumenis. Jie turi būti tikrai kieti, laikantys. Kas lankė pastoviai tuos užsiėmimus, mokamus visą mėnesį, tai paskutinį kartą atsimenat, mokinomės šonkaulius nuleisti, kad pilvas būtų kietas ir kad nebūtų to tokio išritimo, uodega nepakelta, bet uodega pakišta. Ir jūs stengiatės išlaikyti pilvą kietą, šiek tiek sėdmenis įtemptus. Tai koją pakeliat, pilvas laiko, lenkiat, paspaudžiat, tarsi bandot su kulnu pasiekti sėdmenis ir ištiesiat. Vėl lenkiat, paspaudžiat ir ištiesiat. Nenustebkite, jeigu šito judesio metu pradės jaustis tempimas iš šlaunies priekio, arba atrodys, kad labai norit daug sulenkti ir neleidžia. Tai dažniausiai pavargsta mūsų neištreniruoti šlaunų raumenis, kai kuriem pilvo raumenis, nugaros raumenis net laiko.
Ir žinoma, nenustebkite, jeigu jausis mėšlungis iš šlaunies tos užpakalinės dalies. Tai tikrai ženklas, kad tiem raumenim reikia treniruotės, nes mėšlungis labai mėgsta silpnus raumenis. Tai jeigu jis įtraukia, atliekat tiek kartų, kol dar nepasiekėt mėšlungio. Tada sustojat, keičiat kitą koją ir su ją atliekat. Tai va, tai pasiskaičiuot maždaug 10-20 kartų. Tada vėl grįžtat, persidėliojat rankas, kojas, kad viskas būtų savo vietoj. Tiesiat kitą koją, paruošiat pilvo raumenis, kvėpavimą, keliat koją į viršų, irgi nepasukam. Tai su savo rankom su dubeniu neiškriskit į šoną per daug. Tam reikia tikrai susikaupti ties kūno centru ir geriau koją truputį mažiau pakelti, negu kad per daug. Ir vėl sulenkiam, įtempiam ir atleidžiam. Sulenkiam, įtempiam, atleidžiam. Kur dar reikėtų atkreipti dėmesį, kai atliekat šitą pratimą, tai tą pačią koją, kurią lenkiate, šiek tiek nusileisiu žemyn, kad matytumėt. Tai kai keliat koją ir ją lenkiat, pastebėkit, ar neišmetat pėdos į vieną arba į kitą šoną. Tikslas, kad eitų visiškai tiesiai. Ir čia kartais padeda būti prie pat sienos. Jeigu, aišku, turi tokią galimybę ir tą koją atremti, tarsi su savim visu kristi į sieną ir slysti palei sieną, kad jūs neatitrauktumėt savo blauzdos, kelio, taip pat ir dubens nuo sienos, kad kuo labiau įsispaustumėt, ir tada savo neleisit nukrypti per daug nei į vieną, nei į kitą šoną. Tai tokia visai nebloga versija yra. Tai irgi pasiskaičiuoti tarp 10-20 kartų. Jeigu kažkas jaučiat, kad jums šiek tiek trūksta arba viena koja atrodo labai aiškiai stipresnė už kitą ar silpnesnė, tai tą silpnesnę galit suspausti, laikyti ir pabandyti tokius labai mažas pulsacijas atlikti. Kilnojimą į viršų, į apačią. Kitas variantas tai yra pasiimti, kaip minėjau, pagalvę. Pagalvė čia geriau tiks negu kad kamuolys, įsistatyti ją į pakinklę, susilenkti ir tada duoti paspaudimų. Tai jinai tokį labai švelnų pasipriešinimą suteiks. Bet irgi išlaikom, nepametam tai vat savo nugaros, nesukrentam irgi su pečiais, su galva, visą laiką save stumiam lygtais iš pečių, iš menčių, iš šonkaulių, į lubas, laikom ir spaudžiam. Tai visai patarčiau atlikti kelis tuos pilnus sulenkimus, duoti pertrauką sau trumpą ir tada atlikti paspaudimus jau. Arba tuos vat greitesnius pakilnojimus. Taip. Ir šitą pabaigiam. Jeigu jau padarėte abi pusės, judėsim toliau. Ir judant toliau, čia jau galit naudotis ar šalia esančią kėdę, sofą, lovą, galbūt palangę. Kam nepatogu, tai tinka sienos, spintelės. Sėdim ant kojų. Jo, ir darysim su visu kūnu pasilenkimą į šoną. Tai pirmiausia, mūsų pasilenkimas eis ne tenais, bet žemyn į šoną. Jeigu pagal sieną, tai va taip pat ir keliausime. Tai neišeisim nei į priekį, nei atgal, bet kiek įmanoma tiesiau į šoną. Ir tada, kai jau jausit, kad čia va audiniai ištemptam šone įsitempia ir jau kaip ir norėčiau, galėčiau daugiau, bet vat čia neleidžia,
Tada mes po truputėlį atkeliam koją ir balansuojam. Einam. Jeigu jums balansas neleidžia, lankstumas neleidžia, tada jūs tą patį darot su siena, su atrama. Jūs pasilenkiat žemyn, kas turit kėdę. Į kėdę remiatės, spintelę, aš remiuosi į sieną, nes neturiu kur. Ir tada tik tais koją keliu. Ir grąžinu koją, grąžinu save. Vėl lenkiuosi žemyn, atsiremiu, keliu koją, leidžiu koją, grįžtu. Iš šono kaip atrodo, lenkiuosi, pasiekiu atramą, keliu koją, ją leidžiu, grįžtu. Iš kito šono lenkiuosi, pasiekiu atramą ir tiesiai keliu. Vėlgi, ne į priekį, ne atgal, bet visiškai tiesiai. Tai šitą taip pat labai pravartu yra daryti palei sieną, pasistatyti čia kažkur arti kėdutę. Dėl to gerai yra spintelės arba palangės, kas turi palangę iki pat sienos, kad ateinat, nusileidžiat kiek galit, atsiremiat ir tada keliat koją, užlaikot, grįžtat. Taip jums bus lengviau sureguliuoti, sukontroliuoti tą visą plokštumą priekinę, nenusisverti kažkur per daug pirmyn atgal. Turiu klausimą, o galima, jeigu pasiekia į grindis atsiremti ir tada koją pakelti? Jo, faktas. Taip, aš šitą Tai irgi tas pratimas. pradžiai rodžiau. Visą laiką turbūt. duodu tą lengvesnę. Labai gerai, kad paklausai. Tai kas jaučiat, kad jums užtenka lankstumo, mobilumo, tai jūs tada ateinat pradžių tiek, kiek stuburas leidžia, kai jau nebeleidžia jisai, atpalaiduojat koją, tada einat su kūnu, čia jau koja belekiek pakyla, Taip. ir tada dar keliat į viršų, tiek, kiek galit, kol pajaučiat, kad įsitempia dubens šone. Tada leidžiat koją ir save lėtai atkeliat. Tai šitas sunkiausias ne tik dėl lankstumo mobilumo, bet taip pat ir dėl pusiausvyros, nes pakankamai ilgai reikia būti ant vienos kojos ir to kelio nepamesti nei į vidų, nei į išorę, jį galima šiek tiek sulenkti, leidžiam koją, grįžtam atgal. Kas turit jautresnį šiaip kūno centrą, pilvą, nugarą, šonus, ar yra polinkis į spazmų šitose vietose, tai geriau darykit pakaitom. Nedarykit vienoj pusėje daug kartų. Tada, tarkim, galit padaryti 2-3 į vieną pusę, po to 2-3 į kitą pusę. Arba iš viso keitalioti. Kairę dešinę. Kas jaučiatės stipresni, tai jūs galit ateiti iki tos padėties, kuri yra pas jūs pati žemiausia, joje užsifiksuoti ir tada jau kilnoti koją. Keliat į viršų, palaikot, leidžiat žemyn. Keliat į viršų, palaikot, leidžiat žemyn. Tai taip jausit, kad ir atraminė koja dirba, ir čia, ir šonas. Bet sakau, čia jau tokia truputėlį tolesnė stotelė, tam reikia sustiprėti. Bet tikrai, kas remiatės į spintelės, sienos, tai irgi galite pabandyti tą tokį variantą. Tai šitas labiau vargins kojas, o tas su tokiu pasilenkimu labiau jausis per liemens šonus, per nugarą. Ir šitam pratime siūlau daryti tą skaičių, kuris yra didžiausias. Tiek, kiek šiandien gali. Tai čia nėra tokio, kad ten būtinai 10, 20 ar 30, bet pasiskaičiuojat, kiek jūs galit be sustojimo, visiškai be sustojimo atlikti. Dar noriu pasitikslinti, nepastebėjau, o kaip pėdą reikia laikyti, kad tiesiai būtų, ar kaip iš šono, nuo į kurį lenkės? Tiesiai. Tiesiai. Gerai. Taip kaip ir minėjau, pradžiai geriausia yra naudoti sieną, nes tai padeda mums susifokusuoti, kad mano veidas, krūtinė, pilvas, pėdas žiūri pirmyn ir tiesiog visas kūnas lenkiasi į vieną pusę, visas kūnas tada lenkiasi į kitą pusę. Ir vyksta tas kilnojimas.
Ir jo, kai visą laiką pradėkit nuo pačios lengviausios padėties, ją pasibandykit, jeigu pakankamai, tai kol kas joje tęskit, jeigu nepakanka, tai tada imkite kitą padėtį. Taip, tai pailsėkit, atsikvėpkit, kam reikia. Jeigu reikia vandens, tik neprisigerkit jo, nes truputėlį padirbėsim su kūno centru. Ir šitą pratimą kaip tik darėm neseniai su dalyviais. Leidomės žemyn, gulsimės ant nugaros, mums reikės pagalvės arba kamuoliuko, ką rodžiau pačioj pradžioj. Kiti būna turi tą tokį gimnastinį mažiuką kamuoliuką, kuris minkštas. Tai irgi, tarp kitko, labai geras variantas. Aš parodysiu su abiem. Ir kai gulsimės ant nugaros, mūsų tikslas yra, kad susiliestų alkūnės ir keliai. Tai tikrai nemažai kam yra tai sudėtinga pasiekti. Ypatingai jeigu šiek tiek žmonės stambesni, vyresnio amžiaus, ar turi kažkokių problemų pečiuose, klubai, jeigu neturi pakankamai lankstumo ir mobilumo, tai nebijokit va šiek tiek kojas atitraukti į šonus, daryti tą tokį platesnę padėtį. Kas norit šiek tiek sudėtingiau, tai eikit labiau į siauresnę padėtį. Ir nemažai kam dar norisi dažniausiai susiriesti iš viso kūno, tai šį kartą to nedarysim. Bandysime išlaikyti savo galvą paguldytą ir daugiau duosim stumimo iš kojų į viršų. Tai va čia ateina į pagalbą pagalbė. Jinai truputėlį padidina tą atstumą ir tuo pačiu jinai mums leidžia jausti tą patį spaudimą, šiek tiek patirti pasipriešinimo. Tai labai čia pastarnauja man ta senovinė pagalvė, nes jinai kietesnė, labai gerai. Tai rankas mes laikom kartu arba su kryžiuotais pirštais arba delnas į delną. Stengiame savo visą stuburą spausti žemyn. Nereikia jo traiškyti į žemę, bet tiesiog jaus, kad visas stuburas yra priguldytas, išvartuotas prie žemės. Ir tuomet stumimą darom tik iš kojų. Į kelius artinam prie alkūnių, laikom ir šiek tiek atleidžiam. Atleidžiam tik tais tiek, kad kojos atsipalaiduotų. Bet ne tiek, kad pilvas atsipalaiduotų. Tai pilvo raumenys turi vis tiek būti laikantis. Įkvepiam ir su iškvėpimu spaudžiam, spaudžiam, spaudžiam ir truputėlį atleidžiam. Vėl įkvepiam ir su iškvėpimu spaudimą didinam, didinam, kelius prie alkūnių ir atleidžiam. Vėl išlaikom spaudimą, kvėpuojam ir atleidžiam. Kas jaučiat, kad turit šiek tiek daugiau ištvermės, tai galit laikyti. Jūs įremiat, įspaudžiat ir laikot. Laikot tiek, kiek galit ilgiausiai kvėpuoti. Tai nereikia užlaikyti kvėpavimo, nereikia pastoviai tik iškvėpinėti, bet tol, kol spaudimas, kvėpuojat, kai jaučiat, kad jau tikrai labai nuvargo pilvo raumenis, tada truputėlį atleidžiat. Ir vėl laikot spaudimą, išlaikot kvėpavimą, dar kvėpuojat, tol kol spaudžiat ir šiek tiek atleidžiat. Kartais gali pasijausti nugaros įtampa, tai čia svarbu atskirti, ar nugara įsitempia, nes ten įsidarbina raumenys ir audiniai, ar vis tik tais yra skausmas. Tai jau kiekvieno tokia asmeninė atsakomybė ir kelionė pažinti, ką man reiškia, kai nugara įsitempia iš skausmo, kai nugara įsitempia tiesiog iš nepatogumo, iš to, kad neįpratę raumenys dirbti.
Tai tokiu atveju tinka atremti abidvi alkūnes į vieną kelį ir kitą tiesiog laikyti laisvą arba pastatyti sulenktą ar paguldyti ištiestą ir tada duoti paspaudimo tiktais iš vienos kojos. Bet svarbu nepradėti vat, su ta atremta koja kažkaip kelti, bandyti dar dubenį darbinti. Tai geriausia ją yra tai vat, palaikyti arba čia, arba kas turi daugiau lankstumo, tai į viršų iškeltą. Ir tada tikrai jau bus darbas iš pilvo raumenų ir iš sulenktos kojos. Tai atliekat tarp 5-10 kartų vienoj pusėje, persimetat į kitą, įsiremiat ir tą patį kartojat kitoj pusėje. Bebūtų tai tiesi, sulenkta ar ant žemės pastatyta koja. Tai tikrai, jeigu labai labai gerai susitelkėte pilvo raumenis ir kvėpuojat, tai jie pasijaus, kad yra įdarbinti. Po šito duodam savo šiek tiek atsikvėpti, ištiesiam koją žemyn, ištiesiam rankas ir duodam savo tokį pojūtį, kad išilgėjam. Tarsi bandom su rankų pirštais, su kojų pirštais arba kulnais siekti kažkur ten toli, toli, absoliučiai atpalaiduojant pilvą, palaiduojant nugarą. Išsitempiam, išsiilginam. Kas norit, galit padaryti tą tokį už rankos užsikabinat, tempiat ir siekiat. Į vieną pusę ištempiat vieną šoną, tada į kitą pusę ištempiat kitą šoną. Ir eisim į pabaigą, į atsikvėpimą, į meditaciją. Galit sulenkt kojas, tremt, pavyzdžiui, kelį į kelį. Galit atremt pėdą į pėdą, palikti tai vat kelius toj varlytėj drugelyje atpalaiduotus. Kas norit, gali dėti kažkaip vat ar plačiau, ar siauriau paguldyti. Tai tiesiog įsitaisykit, kaip kam reikia. Svarbiausia, kad ant nugaros. Ir siūlau abi rankas pasidėti ant pilvo. Užmerkti akis, jeigu nesinori jų užmerkti, tai tuomet galite žiūrėti visiškai tiesiai priešais save į lubas. Ir labai labai aiškiai pajauskit savo rankų delnus. Rankas, kurios remiasi, kurios liečiasi. Kvėpuojat, pajauskit, kaip audiniai pilvo vietoj. Jie įsitempia, išsipučia ir tada suminkštėja, atsileidžia. Pajauskit, kaip kilnojasi rankos dėl to, kad juda pilvas. Leiskit jam išsipūsti, išsiplėsti įkvėpimo metu, o iškvepiant nusileisti, sukristi, atsipalaiduoti. Vėl iškyla ir nusileidžia. Išsiplečia ir susitraukia. Stebėkit, palyginkit, kokioj vidiniai toj būsenoj, kokioj vidiniai kokybei pradėjot pratimus ir kokioj kokybei baigėt. Ypatingai tie, kurie pirminę meditaciją darėt gulėdami ir dabar vėl darot gulėdami. Kas pasikeitė, net jeigu tai labai mažulėlį pokyčiukai. Pabiškį atsimerkiam. Gal kam reikės, tai prisitrauksit kelius, šiek tiek pasipaliosit šonus, ar gal norėsis pasiražyti, ar kažkaip
prasisukti savo stuburą, tai labai labai taip atsargiai, kam ko reikia, kiekvienas tikrai žinot savo kūną, jo galimybės. Ir šiek tiek ateinu pasakyti dėl pratimų. Kaip visą laiką aš dėlioju pradžioj apšilimą, gale atvėsimą, per vidurį turim tokį kaip rinkinuką pratimų, kuriuos aš labai siūlyčiau kartoti. Tai, ką pradėjom, kad pritupiu, rankas keliu, leidžiu žemyn. Pirmas pratimas. Antrasis stovint 4, kur lankstom koją už nugaros. Trečias pratimas, kai į šoną lenkiamės, keliame koją, po to į kitą šoną, ar pakaitom, ar skaičiuojant. Ir paskutinis gulint ant nugaros, pilvas raumenim, kur suartinam alkūnes ir kelius. Tai va tą ratuką tikrai galit 2 kartus prasukti, kas nori daugiau pasitreniruoti, ištvermei, tai galit ir 3. ir 4. kartą. Tai va, tai šiandien tiek, jeigu yra klausimų, tai rašot ar komentaruose, nes įkelta bus į YouTube, arba galite rašyti man asmeniškai elektroniniu paštu, Instagramu ar Facebooku.